užėjęs bzikas savaitę. Čia kad nepabėgtum. Ateik arčiau. Labas, ačiū, kad atėjai. Ir kalbino buvusius studentus, ar esamus studentus ir kitus su biodinaminė kūno psichoterapija susijusius. Ir vis pat klausiu, noriu skirtingų požiūrį, kaip tu matai tą biodinaminę kūno psichoterapiją. Gali taip daug negalvodama ir pasakyti, kas tau. Ne iš galvos. Iš lempos, kaip sako. Man asmeniškai tai yra kelionė į save, į savo tikrumą ir meilę savo. Ir tai, man atrodo, yra nesibaigianti kelionė, be pabaigos. Ir tas būdas, ačiū Dievui, kad atėjo jisai į mano gyvenimą, jisai labai greitai geba per labai švelnų būdą, per tirpdymą mūsų tų neurotinių šarvų, šiek tiek atsilaisvinti, išlaisvinti tą savo gyvybinę energiją, žinai, tą mūsų tą tikrąjį šaltinį, kuris yra... Pirminė asmenybė, kaip jūs. Tai jau žinai, jo, pirminė asmenybė. Nes mus labai spaudžia tos neurozės, žinai, tie kompensaciniai mechanizmai. Ir mes gyvenam savo ir tiesiog nejaučiam jų. Iš tikrųjų, mes tiesiog esam funkcionalūs pasaulyje, mums reikia funkcionuoti, daryti kažką, veiklos ir panašiai. Eat, sleep, go fishing. Taip, ir tu tame esi, bet kartais, kai sustoji, kyla toks ilgesys. Kažko trūksta. Ir nežinai kam. Tau tai būna? Taip, būna. Paauglys būdamas vaikščiodavau per mėnulio pilnatį ir ieškojau, kaip sakoma, katės tamsiam kambarį, kur jos nėra. Mes vis kažko ieškom, žinai, visą gyvenimą kažko ieškom. Bet tą mokam užmesti labai gerai, žinai, kad, nes tai tas ilgesys, jisai skauda, žinai. Toks jausmas, kad kažkas eina ir pro tave pro šalį praeina. Jo, ir vėl, žinai, ne tas, ir vėl ne tas, ir kažkaip tu lieki toksai visas vėl nepilnas kažko, žinai. Tiesiog veiklos, o kur yra ta prasmė? Tai ta prasmė mus veda visus, ne? Kodėl mes čia esam? Ką mes čia darom? Kodėl mes darom taip, kaip darom, žinai? Labai gražiai pasakei, kelionė į save. Kelionė į save, bet ta visa biodinaminė kūno psichoterapija yra, kaip aš girdžiu, ne tik tai tau, kaip žmogui kelionė į save, bet ir kaip instrumentas kitiem padaryti tą kelionę, padėti padaryti tą kelionę. Lydėti kelionę. Taip, kaip terapeutį. Tai kaip tau kaip terapeutį prisidėjo šitas visas mokslas? Tai turbūt žinai, kad aš ir kraniosakralinę terapiją darau. Pastebėjai? Jo. Ir biodinaminė, ir labai apsijungia tos terapijos iš tikrųjų, tik viena kitą papildo, bet pagrindinė tema, žinai, yra ta pati, tai yra holistinis požiūris į žmogų ir tą vesti į tą vidinę išmintį. Kaip smagu girdėti, ir jau nebe iš pirmo žmogaus, aš tavęs girdžiu, kad šitie metodai, kuriuos išmoksti, jie integruojasi su kitais metodais. Tai nesvarbu, ką tu ten darai kaip terapeutė, gali integruoti, ne? Galiu integruoti, bet ką tai duoda? Tai duoda iš tikrųjų ne metodą, žinai? Aš turiu tą metodą, aš galiu turėti visą rodą metodą. Bet kaip aš, kaip terapeutė, gebu suteikti erdvę tau ir tavo vidiniai išminčiai prabilti. Saugią erdvę. Saugią erdvę,
patikimą erdvę. Ir tai yra nelengva padaryti iš tikrųjų. Suteikti erdvę vadinasi atsitraukti šiek tiek. Nenorėti tau padėti, nenorėti tavęs išgelbėti, kaip žinai, terapeutai dažnai tame užstringa, kad jie labai nori padėti tam žmogui, kuris ateina. Nu, čia vyram būdinga, žinai. Nebūtinai, žinau, kiekvienam. Nu, aš ne apie terapeutus, čia ateina kas nors, moteris pas vyrą sako, taip ir taip ir taip ir taip. Nu, tai punktas numeris 1, punktas numeris 2, punktas numeris 3, mes iškart sprendimas. Taip. O čia reikia konteininti. Konteininti, laikyti erdvę. Ir to erdvėje nutinka nuostabus dalykai iš tikrųjų. Tas susitikimas su tavimi ir įvyksta. Tai tu laikai erdvę, žmogus kažkaip pats save. Žmogui irgi nieko nereikia daryti. Jisai tiesiog, jeigu jisai yra pasitikėjime, jisai yra saugume, tam terapiniam lauke, jisai atsiduoda ir nori eiti. Nu, yra pasitas ilgesys, ne, jisai nori eiti į vidų, į kontaktą su savim, su savo vidinė išmintim, jis ją išgirs. Nes vidinė išmintis labai jaučia, kas yra šalia, kiek jisai nori girdėti ir ar jį bus išgirsta. Žinok, tai yra labai toks nuostabus dalykas iš tikrųjų. Ir tiek kraniosakraliniai terapijai, tiek biodinaminiai kūno psichoterapijai mes laikom erdvę. Ir to erdvėje pradeda ląstelės kalbėti, nes kiekviena mūsų ląstelė yra, joje yra vidinė išmintis, kiekvienoje ląstelėje. Tai kalbėdama apie vidinę išmintį, tu kalbėk apie kažkokį pasąmonę, apie dvasią, kas čia yra ta vidinė išmintis? Labai sunku, žinai, atsakyti vienareikšmiškai ir, žinai, vieni sako, kad tai yra siela, kiti sako, kad tai yra kūno atmintis, treti sako, kad tai yra vidinis gydytojas. Pavyzdžiui, Predžeris sakė, kad mes turim kiekvienas savy savo vidinį gydytoją. Vidinis gydūnas. O tas gydūnas, jisai yra mūsų esmė. Tas pats šaltinis, žinai, tas pirminis šaltinis. Kaip mes suprantam tą pirminį šaltinį. Kiekvienas skirtingai. Aš sakau, kad tai siela, bet... Aš kartais turiu tokį palyginimą apie vidinį dramblį, kai kalbu apie tą, tokį Laimoną, kuris nori vakare išgerti alaus ir prisižiūrėti Netflixo, bet tas dramblys toks mano metafora yra toks pokulis, didelis, stiprus ir pokulis, o mes čia kalbam šiaip apie tą vidinę dalį, kuri yra labai išmintinga. Ir jūs leidžiate jį taip sukurdami erdvėje reikšti save, labiau įgalinti ją. Taip, ir jinai labiausiai žino, kaip padėti tam žmogui. Kodėl skauda, kodėl vyksta taip, kaip vyksta. Vidinė išmintis žino visus atsakymus. Tai ten pas tą žmogų viduje tiek visko, visas zooparkas, ir dramblys, ir gyvatės, ir beždžionė, ir dar turbūt koks nors senas kvietis. Kas šiandien pasirodys? Gali pasirodyti įvairiais pavidalais, gali, žinai, tiesiog labai tyliai. Papasakok dar apie tas studijas, kaip tu jas patyrei, ką tu galėtum pasakyti tiem, kurie svarsto studijuoti ar nestudijuoti, dabar naują antrą grupę renkam. Aš labai džiaugiuosi, kad yra renkama antra grupė. Tikrai labai nuoširdžiai ir visiems rekomenduoju. Ypač tiem, kurie jaučia tą ilgesį. Palikti viskas gerai, bet ne visai. Nes tai yra ne studijos. Tai yra tikrai patyriminė, labai stipri kelionė pirmiausia į save. O paskui jau tu tiesiog pereini į tą pirminę asmenybę. Šiek tiek, žinai, pirminė atgal, nes ta pirminė antrinė visą laiką yra šalia. Taip, tarpusavy, bet vis dažniau tą pirminę, yra taip. Ir tiesiog kyla toksai impulsas dalintis, lydėti. Pačios studijos man tai yra gyvenimo dovana iš tikrųjų, dėl to, kad ten yra labai gilūs procesai,
vidiniai procesai. Susipažįsti su savimi, bet kartu ir lydi ir matai kitus. Ir tai, kokia mūsų grupelė tapo, kokia artima, ta prasme, tai nebus nei tavo vyras, nei tavo mama, nei tavo geriausia draugė. Nebus taip arti, ta prasme, kad tu esi tam patyriniam lauke ir kitam net negali papasakoti, kas įvyko, kaip įvyko. Tiesiog tam liudijime esi kito. Taip, tai kaip ir kalbėjom, ir tu sakai grįžti namo po kurso eilinio, po seminaro eilinio, ir mano žmona grįžta namo po eilinio seminaro. Ir kas tada procesus? Nesusišnekės. Kažkas net ten sukasi. Porą dienų, taip žinai, okei. Bet tai reiškia, kad nėra ta kelionė tokia, apie kurią mes čia šnekam, nėra tokia ir easy peasy. Yra reikalų. Ne tik gėlytė, žinai. Yra reikalų. Jo. Į tai vidų yra reikalų, tikrai. Pamatyti save, žinai, savo skausmą, savo kompensacinius mechanizmus, kad mes visą gyvenimą veikiam taip, apgaudinėdami save visų pirma. Ir nepastebėdami to. Bet kapstai ta pirminė asmenybė kažkur rūsynų valai dulkės ir žiūri, kad... Ir atsiprašai. Atsiprašai. Ir reikia drąsos tam. Tikrai reikia drąsos eiti to keliu. Kaip sakai, nėra lengva susitikti, žinai, su viskuo, ką tu ten esi užkaišėjęs. Pradeda kilti. Jo, tai aš įsivaizduoju, jūs čia 4 metus kitaip pasėdit. Tai ir dabar 4 metai, paskutiniai seminarai iš tiesų. Tai mes jau švelnesni procesai, mes mokam savireguliuotis, nes 1 metai yra apie savireguliaciją, kaip mums išmokti savireguliuotis, nes mes ir tai esam pamiršę. Negana to, kad mes savo tą pirminę asmenybę esam numetę kažkur, žinai. Bet mes elementariai nemokam savireguliuotis. Kaip mums grįžti į tą tokią, žinai, tą homeostazę, tokią visišką balansą, kur tu gali vėl eiti sveikai daryti kažką. Ir tai 1-2 metai yra apie savireguliaciją. Ir paskui mes tada jau einam, kiti 2 metai yra apie tai, kaip būti terapeutu. Kai mes patys galim savireguliuotis, mes patys galim, žinai, susitikti su savimi, tada galim jau būti ir kitam. Reiškia, studijos davė tokių visokių visiškai naujų įžvalgų. Aš labai džiaugiuosi, kad į Lietuvą atėjo šitas metodas, kad mes pagaliau galim atsitraukti nuo proto, išvedžiojimo, nuo analizio, šiek tiek išsivaduoti iš to ir pasileisti į kitokio pobūdžio kelionę, kuri nemeluoja. Ir pasileisti kasas, ne? Pasileisti kasas. Na šaunu. Tai ačiū tau, kad esi to metodo dalis, neši žmonės ir pas mus ateini. Ačiū, kad jūs esate tas centras, kuris padeda. Iki pasimatymų. Iki. Ačiū. Bet nebaisu. Žiūrint tavo akis. Nu tai ką atrišam virvę, ne? Atrišam virvę, jo. Ir galiu pajudėti.